Su jumis laida Sekundantai, jau kelintą mes jau ketvirtą darom įrašą. Tai šiandien aptarinėsim UFC Fight Night'ą, eilinį. Tai kova bus Kanonieris prieš Rodrigesą. Augustai, gal greit tada aptariam praėjusį mūsų UFC kardą, kuris vyko Australijoje. Statymai mūsų visi pralaimėti. Visi pralaimėjomės. Visiškam pravalę. Jo, šitas kardas mums tikrai nuėjo į minusą. Visos tokios ir kovos buvo, kaip mes ir kalbėjom, kad yra labai sunkiai prognozuojamas. Kaip ir minėjau, Suarezas pralaimėjo, kurios didžiausias, tačiau turbūt savo pinigų sumą. Tada antras momentas, Cody Steelas pralaimėjo, kurį tikrai galvojau, kad turėjo tą kinietį išnešti savo imtynėm, bet taip žmogus sugalvojo pasmūgiuoti. Nu, jie su Nakamura turbūt, man atrodo, Cody Steelas su Nakamura ruošėsi į Glory organizaciją, dėl to viskas taip yra. Gali būti labai keistas sprendimas buvo, nelabai suprantu, dėl ko jie čia taip smūgiavo. Baziniai imtynininkai, žinau, kad Cody Steelas tai šis be galo tikrai geras imtynininkas ir ant žemės yra. Ir aš mačiau, kad pilnai tikrai galėjo jis tą kovą pervesti ant žemės ir ten pakeisti tą kovos eigą, bet matomai gal dėl kažkokių reitingų ar šiaip nežinau, kas nutiko, gal tiesiog negalėjo prisiversti savęs psichologiškai pereiti prie to parterio, nes pirmam raunde tikrai buvo bandymų, bet kažkodėl labai keistai neišlaikė jo ant žemės. Antram raunde ten buvo toks nevykęs heel hookas, tai yra pėdų sukimas. Ten kažką bandė, bet toks nekoks bandymas buvo. Bet iš tikrųjų aš irgi, lygiai taip pat aš to kovą labai gerai žiūrėjau, nes man tie, ypatingai tie nauji prospektai, kurios Dana White'as skaito labai ypatingai gerais, kaip ten buvo Austin Bashi, dabar Cody Steelas. Man irgi labai įdomus sprendimas, žinai, kad jisai pirmam raunde įvertė, bet pasakyk, kad ir tų pastangų labai didelių nebuvo ten ir išlaikyti, toliau griauti į parterį. Aš nežinau, aišku, mums, žinai, sudėtinga pasakyti, mes nebuvom toj kovoje, žinai, visą kitą, bet, man keista, kai bazinis imtynininkas smūgiuojasi su žmogum ir akivaizdžiai mato, kad jisai pralošinėja ir net nebandė nieko pakeisti. Tiesiog susitaikė su tokiu likimu, žinai, ir, žinai, pralošinėsiu taip visus 3 raundus. Man buvo labai keista. Tai daug turbūt kovų ten to kardo neaptarnėsim, tai gal dar pereinam prie tada Dricus du Plessis prie Sean Stricklando, tai sveikinam Dricusą, apgynęs čempiono diržą, kažkaip užtikrintai šį kartą, labai. Iš tikrųjų, nesitikėjau aš, kad bus taip užtikrintai, galvau, kad Stricklandas padarys daugiau, tik tais mačiau, kad buvo gandų, kad Stricklandas turi stafilokoką, bet tai kaip ir nebuvo lygtais patvirtinta. Tai, Stricklandas atrodo jau kaip žmogus, tiesiog kuris išeina dėl čekio. Nebeatrodo tas žmogus, kuris būtų alkanas. Man atrodo, kad, žinai, ten viskas pasikeitė tuo momentu, turbūt, kai jam sulaužė nosį Stricklandui ir aš manau, kad kovos eiga iškart jau į kitą pusę nukrypo. Tai yra dominavimas iš čempiono buvo vientisas. 5 raundus atkovojo. Įrodė, kad jis yra čempionas. Gerai. Tai apie Dricusą du Plessis, tai iš tikrųjų, sakau, kaip jis ir metė iššūkį Aleksui Pereirai, tai norėčiau šitą kovą labai pamatyti. Net nemelavau, nesičiaudėjau, reiškia, tikrai nemelavau. Labai norėčiau šitą kovą pamatyti ir, aišku, potencialių kovą su Kamzatu Čiumajevu. Abiejose šitose kovose matau Dricusą kaip underdogą. Bet Dricusas mus stebina jis mane jau senai, aš niekada negalvojau, kad jis bus čempionu, o jis jau gina diržus, tai iš jo gali turbūt tikėtis visko. Aš matau, kad, pavyzdžiui, be Alex Pereira tai yra trijetukas, tai Imavovas, Dricus du Plessis ir Khamzat Chimaev dabar tokie ant bangos 84 svorio kategorijai, tai bus įdomu pasižiūrėti. Tai ką tada? Aš manau, kad dar norėjau pridurti, kad mes turim tokį juodą arklį kaip Kailo Baralio, kuris yra iš Fighting Nerds. Iš tikrai yra gerus pergalių serijos. Aš manyčiau, kad man asmeniškai yra biškai geresnis už Nastodiną Imamovą, bet tokie lygiaverčiai varžovai, bet biškai geresnis Baralio, man atrodo.
Nu, žinai, mes dabar žiūrime į top 5 reitingą ir ką matom dabar. Tai ką, grįžtame tada prie mūsų UFC Fight Night'o. Prie nuostabaus turnyro. Taip, tai ką, toks įdomus mūsų main cardas iš tikrųjų. Kai kurios tokios kovos, su Augustu mes apsitarėm, kad gal main cardo neaptarnėsim. Visų kovų. Jo, visų kovų neaptarnėsim, gal paimsim tada porą kovų prelimo ir tada main cardo, kas mums atrodo tokio gal įdomesnio. Taip, tai Augustai, tada kokią tu ten kovą sakėjai aptart nori prelimo? Aš iš tikrųjų, žiūriu prelimus ir manau, kad sunkiasvoriai visiems yra įdomu. Ir būtent Walteris Walkeris su Donte Meisu. Tai Walteris Walkeris tai yra Johnny Walkerio brolis, kuris yra atėjęs irgi iš, jis yra Brazilas, kaip ir ten treniruojasi, girdėjau, Rusijoje. Toks įdomus veikėjas. Toks labai didelis gabaritinis sunkiasvoris, kuris turi nepasižymį pačių geriausių kardio. UFC debiutas jam nepasisekė, pirmoji kovoje jis pralošė, Lukašui Brzeski berods, tikrai parodė, tokį nelabai gerą kardio, pavargo. Tada nugalėjo Juniorą Tafą, pirmam raunde, ten kaip ir Tafai užlaužė koją, Tafa tiesiog pasidavė. Ir dabar jis gavo Donte Meisą. Donte Meisas yra labai tokio vieno pakankamai žymaus MMA kovotojas sparring partneris, tokio Jono Joneso. Jo, ir ganėtinai jo patirtis yra, kiek jisai 9 kovas turi UFC, dabar berods yra jo 4 laimėjimai, 5 pralaimėjimai. Tai vis tiek patirties tikrai turi daug. Kas liečia gabaritus, tai galim pamatyti, kad gabaritai beveik tie patys, tik kad Donteilo yra ryčas kažkiek ant 7 cm, yra ilgesnės galūnės. Aišku, kas dar taip į akį krenta, tai yra amžius. Walkeris yra 27 metų, Donteilas yra 33. Tai ganėtinai abu nepasižymintis tikrai kardio. Ką vienas, ką kitas. Jo, bet Donte Meisas, tarkim, aš, pavyzdžiui, paskutinės jo kovą. Donte Meisas yra pakankamai pavojingas vyrukas. Jisai boksuoja, jisai neblogai ir iš tikrųjų mane stebina, kad Walteris Walkeris yra toksai didelis favoritas šiandien, nes, pavyzdžiui, aš žiūriu, Donte Meisas dažniausiai laimi kas antrą kovą, o prie paskutinio kovą jisai pralošė. Taip, tai... Šiaip jisai iš tikrųjų... Pratęs mintį. Aš turėjau pasakyti, kad aš, pavyzdžiui, atsimenu, jau mačiau kovą, tokia viena iš įsimintiniausių, tai buvo prieš Andrėjų Arlovskį, nors Andrėjus Arlovskis paskutinėse kovose tikrai nebuvo, tos ne kažkaip atrodė, kad su barzda susitvarkė, bet Donte Meisas jį išjungė. Tikrai iš to žodžio prasme. Tai čia mane nustebino. Tuo pačiu, aišku, kad nugalėjo Kailo Mačado, tai kaip ir nėra čia kažkoks stebuklas, bet jis tikrai, su Šamiliu Gasievu, ką mes matėm Abu Dabio karde, kur Gasievas tikrai nunešė žmogų, o pas mus Donte Meisas atkovoja visus 3 raundus. Tai kaip ir manau, kad tikrai bus įdomi kova, nemanau, kad čia kažkokie super prospektai jie, bet galbūt vienas iš šitų žmonių pateks top 15, bet aš labiau manau, kad Donte Meisas yra toksai kaip vadinamas goalkeeperis čia nais. Jo, šitą vietą aš manau, kad kažkodėl man taip atrodo, kad šita kova, grinai sunkiasvorio kova, gali nueiti pilną distanciją, nes labai daug tikrai Donteilas yra užbaigę savo kovas decisionų. Aš manau, kad panašios taktikos jisai gali ir laikytis. Tai jeigu kas liečia statymą, kas norės pabandyti, kad bus daugiau nei ten, pavyzdžiui, pusantro raundo arba 2,5, reikėtų pasižiūrėti pagal koeficientus. Kokius koeficientus duoda, šiaip ganėtinai neblogas variantas yra. Ir jo, kaip ir matome, kad Walkeris yra šios kovos favoritas. Sakau, vien turbūt dėl to, kad atsižvelgia vis tiek bookmakeriai tam tikrą amžių ir į tai, kad vis tiek Donteilas daugiau pralaimi, UFC nei laimi. Tai irgi toksai, žinai, momentas.
Plus yra dabar dar galima vis tiek sakyti, kad jo visi pralaimėjimai yra tokiem kovotojam, kurie, verti, manau, top 15 šitam svorio Jo, divizione. o kaip ir Danielis pastebėjo, Walteris Walkeris nepasižymė kažkokiu tai super, kažkokius super dalykų tikrai neturi, ginklai pas jį ten smūgiuojasi tikrai pakankamai pasyviai, imtynės nėra jo blogas, bet jis greit pavargsta. Donte Meisas berods turi juodą dziudo diržą ir jis tikrai tvirtas vyras, matė tikrai gerų kovotojų ir aš kaip tik atsidariau ir žiūriu, kad kova baigsis teisėjų sprendimu, koeficientas yra 1,68, 2,5 raundo daugiau yra 1,57. Tai aš su Danielium iš tikrųjų iš to momentu norėčiau sutikti. Aš irgi galvoju, kad Walteriui Walkeriui bus sudėtinga užbaigti tokį tvirtą vyruką anksčiau laiko. Antras dalykas, jisai Junior Atafą baigė tik tai pirmo raundo pradžioje, Junior Atafa yra iš viso nulinėm imtynėm. Taip. Tai manau galima tokį spėjimą padaryti. Tada, kas liečia pergalės, ganėtinai sunku pasakyti iš tikro. Gal daugiau tokiai, aišku, intuicija, gal daugiau ties Walkeriu, gal vis tiek, gal ta aistra dar tokie dar išlikusi tom kovom didesnis, 27 metai, kai jau toks, žinai, Dantailas atrodo, kad jau eina tiesiog dėl čekio. Tai yra, vis tiek tas jaučiasi. Aš manyčiau, kad iš tikrųjų, jeigu kas nors mūsų žiūri ir pasirinks šitą dalyką, tikrai žinokit, nerizikuokit, kova labai... Donte Meisas tiesiog gali užtaškuoti Walterį Walkerį. Jeigu Walteris Walkeris pirmam raunde darys takedownus, pavargs ir Donte Meisas tikrai nemanau, kad taip greit pavargs. O jisai muša pakankamai nemažai kaip sunkiasvoris. Tiesiog gali užtaškuoti ir viskas. Ir kova nueis pirmą raundą turbūt Walteris Walkeris pasims, o kitus du pasims Donte Meisas. Tai gali būti ir split decisionas ir visa kita, bet aš galvoju, kad vyrukai būtų tvirti ir manau, kad geriausias pasirinkimas šiandien būtų tiesiog arba kova, kada iki teisėjų sprendimo, arba raundų daugiau. Gerai, tai perinam prie sekančios kovos, kuri visai įdomi pakankamai. Čia iš prilimo, tarp kito kovą vėl žiūrėsim. Taip, įvardink man, prašau. Tai aš galvoju, kad man asmeniškai, kad aš atsidariau kartą ir pasižiūrėjau kovas, tai Gabrielis Bonfimas ir Chaos Williamsas. Tikrai pakankamai įdomi kova. Bonfimas atėjo kaip super prospektas, kaip ten vienas iš tokių daug žadančių žmonių, atėjo UFC, būdamas, kaip pas mus jisai dabar turi kovas, 4 kovas pradėjo UFC, iš kurių 3 laimėjo, 1 pralošė. Atėjo būdamas su 0 pralaimėjimu ir pralošė netikėtai Nikolasui Dalby, kas buvo man tikrai netikėta. Dalbis pakankamai senas, tvirtas, keistas, keistai kvėpuojantis, nepatogus, keistai judantis kovotojas. Tai iš tikrųjų Bonfimą pamačiau problemą aš asmeniškai, tai kardio. Mane nustebino, kardio tikrai žmogaus nėra pats geriausias. Jo, matai, kai Gabrielio yra backgroundas yra brazilų jiu-jitsu, kaip ir daugeliu yra brazilų, tai dažniausiai būna problema tame, kai pradeda imtyniauti ir daug būna to veiksmo parteryje. Ir kai staigiai jie atsistoja, gaunasi, žinai, vis tiek tie raumenys nebūna dar adaptuoti prie to. Kai staigiai būna, kai tu imtyniauji ant žemės ir staigiai atsistoja pradedi smūgiuoti, tai vis tiek pereina prie kito kvėpavimo. Ir aš manau, pas Gabrielių dar yra tikra ta problema. Bet aš manau, kad greitų metų vis tiek kažkokį pakeitus treniruočių planą, tai tas pasikeistų. Šitoje kovoje mes kaip ir matom, kad yra jisai didelis favoritas palyginus prieš Chaos Williamsą. Chaos Williamsas, iš tikrųjų, ką aš galiu pasakyti apie Chaos Williamsą, žmogus turintis labai stiprią ranką. Ta prasme, iš tikrųjų, jeigu Dalby sugebėjo pramušti Bonfimą, tai šitas žmogus tikrai gali pramušti Bonfimą. Iškart toksai mini spoileris. Aš asmeniškai šitoj kovoj, jeigu žmonės norėsit kažką rinktis, tai statykit geriausia laivę po pirmo raundo. Jeigu Bonfimas išgyvens pirmą raundą, tada bus galima kažką jau mąstyti. Nes Chaos Williamsas pirmam raundė yra be proto pavojingas kovotojas, nes yra atsidaręs jo šitą, jis turi porą split decisionų.
Carlton Harrisą iškirto pirmam raunde, tada Miguelį Bezą net trečiam raunde nukautavo. Ta prasme, vyras tikrai turintis stiprią rankytę, plus UFC yra pakankamai senai ir turi 8 kovas, iš 8 kovų 6 laimėjo. Tai stiprus vyras ir aš iš tikrųjų manau, kad labai jau Bonfimas yra koeficientas toks labai jau primažintas pagal mane. Jo, matai, čia toksai gaunasi tokia dviejų akistata kovotojų, kai vienas yra smūgiuotas, kitas yra imtynininkas. Kaip ir gerai pastebėjai, turi tikrai, Chaosas turi tikrai labai stiprias rankas, nes iš 15 laimėjimus į 7 baigė TKO arba nokautais, tai tas ir parodo, o tas pats Gabrielius yra labai daug užbaigęs submissionų, beveik visas kovas. Tai... Bonfimas turi gal tokia vienintelė kardio gal problema yra tai, kad jisai labai stengiasi kovas užbaigti anksčiau laiko. Paskutinį kovojas tik tai Lūsa turėjo pirmą sprendimą berods iki teisėjų, kur kova dėjo, o šiaip jis iš tikrųjų labai stengiasi kovas užbaigti anksčiau laiko. Tai va, tas labai daug ir jėgų yra tema, po to gaunasi, kai tu bandai ant žemės labai daug užbaiginėtas kovas ir po to staigiai atsistoja, pavyzdžiui, stovėsena, tai tas ir gaunasi, kad būna užsirūština tie raumenys ir, tiesiog būna imtynininkų problema. Jo, ir dar vienas dalykas, ką aš pastebėjau, iš tikrųjų mane dar nustebino šitoje kovoje, tai kad Chaos Williamso rankos yra 12 cm ryčas yra didesnis už Bonfimą. Jo, tai čia toks labai įdomus pastebėjimas. Ūgis mažesnis 2 cm. Identiškas, bet, jo, o rankos kaip pas bežionė, sakau, labai didelis ryčas. Ir, čia reikėtų saugotis, nes tas ūgis gali būti apgaulingas. Nes su tokiu ryčiu jisai gali tikrai gerai, turėdamas tokią ranką ir tokį ryčą, gali tikrai gerai užkabinti. Tai iš tikrųjų šitoj kovoje, Danieliau, ką tu rinktumės? Nežinau, aš tai pavyzdžiui, kažkodėl tokia nuojauta yra, kad vis dėlto pabandyčiau gal prie tokio koeficiento pastatyti ant Chaos Williamso. Kažkodėl aš tikiu, kad jis galėtų apsiginti nuo Bonfimos imtynių. Jo, jam yra svarbiausia išlaikyti distanciją, plus jis turi labai tokias ilgas rankas, ilgą ryčą. Tai žinai, vis tiek, kai yra 12 cm pranašumas rankų, tai yra ganėtinai sunku prie varžovo. Ir aš manau, kad Williamsas galėtų pasinaudoti šitų pranašumų. Aišku, klausimas, kaip ten kovos metu ten jausis ir panašiai, bet jeigu yra trenerių štabe gerai sustatytas gameplanas, tai aš manau, tikrai galima būtų pabandyti surizikuoti ant Chaos Williamso. Aš irgi dabar atsidariau, žiūriu, Chaos Williamsas pas mus eina už 2,83. Ir aš manyčiau šitą kovą, jeigu galvojat kažką tai tokių užtikrintų favoritų norit imti, tai Bonfimas tikrai nėra tas favoritas. Ir aš sutinku su Danieliam, už tokį koeficientą geriau imti patyrusi kovotoją, nes Chaos Williamsas dar nėra labai senas. Ir tikrai 30 metų vyrukas, turintis nemažai patirties. Tai jeigu, čia viskas yra mūsų nuomonė, tikrai nereiktų imti, kaip, pardavinėti mašinų būtų už Bonfimą turbūt nereiktų statyti. Pažiūrėti, kaip šitoje kovoje jam seksis. Taip, tai gerai, tada pereinam dar kokią tu ten sakėjai prelimuose norėjai kovą aptarti. Ne, aš jau prelimus, kaip ir mes 2 kovas aptarėm, norėjau praleisti vieną, palauk sekundėlę, noriu dar vieną prelimų kovą aptarti, tai iš tikrųjų pakankamai įdomi kova, tai yra Jared Gordonas, tiesiog vadinsiu jo varžovą Ruzibojev, nes labai sudėtinga pavardė, bus paprasčiau. Iš tikrųjų, vyrukas labai įdomus, pakankamai jaunas, turi daug patirties, kaip Jared Gordonas. Jared Gordoną galima atsiminti iš tikrųjų iš kovos su Paddy Pimbletu, kuris buvo apvogtas ir buvo Paddy Pimbletą duota pergalė. Tai jeigu nepamenat ir galiu priminti, Jared Gordonas iš tikrųjų turi tikrai neblogą boksą, geras imtynės, gerą džiudžitsu. Apie varžovą aš galiu pasakyti tik tai tiek, kad varžovas yra aukštesnis, informacijos apie varžovą labai daug nėra.
asmeniškai varžovo kažkokių tai ypatingai esu peržiūrėjęs, va, taip, vizualiai tik tai porą kovų esu jo prasukęs, tikrai nesumatęs jo, ar jis aukštam lygiai kaip kovoja, mes kol kas nežinom, žinom tik tai, kad iš savo 25 profesionalių kovų, jo tik tai 5 nuėjo iki teisėjų sprendimo. Taip kad matosi vyras nori finišuoti savo kovas. Aišku, Jared Gordonas yra tikrai labai rimtas vyras, matęs labai rimto poziciją. Kaip kovotas jisai man patinka, nes jisai iš tikrųjų 26 metai, jis nėra, toks tai aš gal sakyčiau, geresnis negu vidutinis, bet jis yra labai stabilus. Viena iš tokių paskutinių jo pergalių, kuris mane nustebino, tai turbūt Nasratas Gasparastų jie kovojo, tai buvo split decisionas, kuria buvo kova galima atiduoti bet kurią pusę. Mane labai gal nustebino kova su Marko Madsenu, kai jisai laimėjo Marko Madseną. Tiesiog pataikė ranką ir buvo padarytas ground and pound. Pirmam raunde, o Madsenas yra olimpinis berods prizininkas graikų romėnų imtynių. Tai tokį vyrą sutvarkyti, manau, kad daug verta šitą pergalę. Jo, tai dar dėl Uzbekovo, dabar ką tik irgi pasižiūrėjau taip apie jį, tai labai įdomu, kai visai pirmam raunde yra užbaigęs 8 TKO, tai nokautais, tai ganėtinai, aišku, mes nežinom, kaip ir tu minėjai, kad mes nežinom, kokiam jis lygiai yra kovojęs, su kokiais varžovais yra kovojęs, čia reikėtų gal laikę didesnę analizę pasidaryti, bet šiaip kas man dar krenta į akis, tai kad jisai paskutinį kartą yra kovojęs 2023 metais spalio mėnesį, tai ganėtinai, žiūrėk, jau ilgas yra, kiek 1,5 metų jau kaip ir nekovojęs yra. Ir iš tikrųjų, aš dabar Danielius klausė apie poziciją, tai galiu tiesiog pavardinti, paskutinio varžovo rekordas buvo 8-9-1, prieš paskutinio 20-11, dar vienas varžovas 12-17, po to varžovas 16-14, po to varžovas, kurio rekordas tiesiog buvo 2-0, varžovas, kurio buvo rekordas 0-2, čia vienas iš paskutinių, tai ne paskutinės kovočio, gal 7 kova nuo dabar. Tai, opozicija tokia, sakyčiau, kelinti nerimą. Tokia, ta prasme, jis tai tikrai, pirmas varžovas turbūt, mes nemeluosim, turbūt čia bus pirmas varžovas tokio lygio jo karjerą. Aš tai manau, kad jeigu taip dabar galvoti apie kažkokį įstatymą, tai aš manau, kad galima pabandyti, kad nedais iki teisėjų sprendimų. Kažkodėl man taip atrodo. Dėl to, kad aš manau, kad Jared Gordonas tikrai gali greičiau su juo susitvarkyti. Aišku, čia toks, žinai, kai čia yra katėm maiše, mes nežinom, kokioje jisai formoje yra. Jo, vien galim remtis į tai, kad yra dar jaunas, 28 metai, tai pačiam savo jėgų žydėjime. Klausimas, kaip jis tos 1,5 metų ruošiasi. Gal turėjo kažkokias traumas, mes irgi to nežinom. Tai vis tiek, aš manau, kad čia būtų logiškiausia turbūt pabandyti, kad nedais iki teisėjų sprendimo. Iš tikrųjų, aš netgi žiūrėjau prieš ruoždamasis laidai, žiūrėdamas, analizuodamas visą šitą fight cardą, iš tikrųjų galvojau, kad kol kas nematau, nėra koeficientų ant tos kovos, bet aš manau, kad čia bus mano vienas iš pasirinkimų, kurį aš pasirinksiu laidos gale. Toksai truputėlį spoilerį pasakysiu, kad būtent Jared Gordonas ir šitą kovą nedais iki galo, todėl kad aš manau, kad arba tas Ruzibojevas bandys Jared Gordoną nunešti pirmam raunde, šiaip tarp kitko Ruzibojevas su Matsiuku prasukinėjo šiek tiek kovų, tai mačiau, kad kardio nėra geras jo net prieš tokius varžovus, kurie tarkim yra abejotino lygio. O Jared Gordonas kovotojas, kuris tikrai kvėpuoja gerai, tai aš manau bus taip, arba Ruzibojevas pataikys kažką tai Gordonui pirmam raunde, arba Jared Gordonas tiesiog prakvėpuos ir antram raunde, arba vėliausiai trečio pradžioj, trečio ten vidury užsmauks, arba uždaužys tiesiog, nes tas varžovas tiesiog jau bus nebepajėgus kovoti ir bus visiškai išsėdęs dar. Mes norėjom paminėti, kad Jared Gordono varžovas pasikeitė ir šitas yra išėjęs ant trumpo short notice. Tikrai. Taip, kad tai manau, kad šitas pasirinkimas tikrai būtų pats geriausias. Tai ką, Danieliau, einam toliau?
Prilimai, nu, Main cardą, tai dabar pirmo sakėm kovą, kad nekalbėsim. praleisim. Jo. Tai tada einam tada iš karto prie Rodolfo Veira prieš Andrėją Petrovskį. Man žinok, tai turbūt gal viena iš įdomiausių šio kardo kova. Tikrai labai įdomi kova. Iš tikrųjų, ką žmonės, jeigu mėgstantis imtynės, tai šitie vyrai mėgsta imtyniauti ir tikrai moka tą daryti. Jo, tai Rodolfo yra tikrai labai stiprus džiceris. Ne vieną kartą. Gal net vienas iš tituločiausių džicerių visam UFC, nes jis yra berods tapęs 4 kartus Brazilų džiu-džitsu pasaulio čempionu. Jo, jisai BJJ yra dalyvavęs ir ganėtinai ten tarp juodų diržų, tai yra tikrai labai didelis lygis, tai yra vienas iš pagrindinės tokių Brazilių džiu-džitsu organizacijos varžybos. Ir šiaip, kas krenta į akį, tai jo fiziniai duomenys, labai tvirtas atrodo ir ne tai, kad tikrai atrodo, net ir yra netgi vizualiai, kaip tu jį žiūri, tai toks sudėtas visas labai tvirtai vyras. Ir ką dar norėčiau aš pridurti, kad varžovas yra irgi be proto gerai sudėtas, kas iš tikrųjų pirmas dalykas, kas puola į akį, kad jie yra identiški tiek ūgių, tiek ryčio. Vienas yra 1,83 ir kitas yra 1,83 ūgis ir ryčas yra identiškas 1,85 prieš 1,85, net ir amžiaus skirtumas yra tik tai 2 metai. Ta prasme, wow, Andrėj Petrovskis yra tikrai labai geras grepleris, bet jo bazė yra daugiau imtynės. Rodolfo Veira yra džiceris, bet neapsigaukit, jisai turi tikrai labai geras imtynės, ne taip kaip džiceriai, kurie sėda ant užpakalio ar bando ten kažką sukti. Jis turi gerą kontrolę, prie viso to jisai turi dar ir visai neblogą boksą. Taip kad ir dar man sakau, toks vienas dalykas, kas man puola akis, kad Rodolfo Veiros pravardė yra Black Belt Hunter. Tai žmogus turėtų mokėti imtyniauti, kaip galvoja Danieliau. Jo, tikrai turėtų. Žinai, tik vienas kelia, toks klausimas dėl jo, nes Veira kai kuriuose kovose parodė, kad vis dėlto su kardio pasinėra viskas gerai. Taip. Tai yra, man atrodo, antras jo, kur pralaimėjimas buvo Hernandesui. Ne, tai yra, atsiprašau, pirmas jo prieš Anthony Hernandesą. Mes pamatėm, kad jis netgi pralaimėjo giljotinos veiksmų, kas nėra būdinga jam, kaip gali 4 kart pasaulio čempionas Brazilų džiu-džitsu, pralaimėti giljotinos veiksmų. Tai čia toks, vis dėlto svarbus dalykas. Jo, labai didelis skambutis, jo yra kardio. Pamiršai, Danielio, paminėti, kad pralaimėti smogimo veiksmų purpuriniam diržui. Jo. Tai, kai tu esi Black Belt Hunteris, tai, kažkaip purpuriniam diržui, tada tau reikia pavadinimą keisti. Tai... Ir ką manai apie šitą kovą? Kokia tavo būtų prognozė, ką manai? O, žinok, nenorėčiau aš ir nurašyti Andrėją Petrovskis, ir man irgi patinka visai kaip kovotojas, tikrai, kaip tu ir minėjai, turi geras imtynės, ne tik labai fiziškai tvirtas. Jo, ne tik ant žemės, bet ir stovėsinoje jisai labai gerai atrodo. Gabaritai, kaip ir tu irgi sakai, yra labai panašus ir vos ne vienodi. Identiški. Identiški, realiai tik tai metų skirtumas. Tai šiaip sunku prognozuoti, aišku, gal daugiau aš linkstu vis dėlto, kad Brazilas ims viršų, vis dėlto, kad yra patirtis, bet... Kaip ir minėjau prieš tai, mane tas glumina, kad jo kardio. Klausimas, kaip jis atrodys ant sverimų ir kaip atsistatys, kaip atrodys po sverimų, tas jau užėjimas į oktogoną. Jau daug ką reiškia, reikėtų pasižiūrėti, Bet kas liečia pasirinkimą, tai vis dėlto gal aš vis dėlto liksiu prie The Black Belt Hunterio. Ir manau, kad jis išves pergalę. Kaip tu matai? Aš manau, iš tikrųjų, Danieliau, kad su tavim čia sutiksiu, todėl, kad vienintelis dalykas, aš manau, kad imtynės šitų vyrukų plius minus bus panašios, todėl, kad Veira bus tikrai geresnis džiteris akivaizdžiai, bet Petrovskis gali būti geresnis imtynininkas.
bet Rudolfo Veira parodė tai, kad jisai moka boksuotis. Jisai boksavo su Kris Kurtisu ir boksas jo tikrai nėra prastas ir matos, kad jis prieš to bokso tikrai nemažai dirba. Petrovskio boksas nėra labai geras. Abiejų jų boksas nėra ypatingas, bet Veiros boksas yra kur kas geresnis. Ir aš manau, kad gali būti taip, kad šitas kova iš tikrųjų bus vien stovėsenai. Petrovskiui bus griauti Veirą labai sudėtinga, o jeigu Veira tiesiog įtaškuos, manau, kad tai gali būti jo kelias į pergalę. Tai būtų mano prognozė irgi Veira, tikrai neužtikrintas pasirinkimas, bet manau, kad Veira čia yra tikrai favoritas, nelabai užtikrintas, bet favoritas. Nu tai ką, pereinam prie kitos kovos. Taip, tai bus Ismail Bonfimas. Jo, tada prieš Nazim Sadykhov. Taip, berods Sadychovas yra, kaip jisai pas mus vadinasi, Black Wolf. Iš tikrųjų, pakankamai įdomi kova, irgi viena iš tokių įdomesnių kovų čia nais, kuri gal Sadychovas toksai kovotojas įdomus, kuris tikrai dabar žiūriu, kad netgi įdomu, kokie koeficientai, nes Sadychovas yra, jeigu tai pradėt, pirmas dalykas, kas puola, tai amžius Sadychovas yra metais vyresnis. Tada ūgis yra 1,73 Bonfimas, 1,78 Sadychovas. Ryčas Bonfimo yra 1,80, Sadychovo 1,75. Tai Bonfimas žinau, kad tikrai yra juodas diržas. Jo brolis kovoja kardą žemiau, keista, kad abudu vienas iš jų kovoja prilimuose. Bonfimas UFC jau turi pralaimėjimą, kuris ėjo labai didelio favoritų. Berat už 1,3 ar už 1,4 koeficientą prieš Benoit Saint-Denis. Saint-Denis jį tiesiog apspardė kojom ir užsmaugė pirmam raunde. Tada jisai nugalėjo Vince Pichel, laimėjo šitą Terence'ą McKinney. Tarp kitko, Terence'as McKinney yra abiejų varžovių sąraše. Nazim Sadychovas irgi laimėjo Terence'ą McKinney, tik tai Bonfimas laimėjo nokautų, Sadychovas laimėjo Rirnei Kečiauku, kas yra neblogai, nes šiaip Terence'as McKinney geras kovotas, tik jis yra vieno raundo kovotas, tai jis dažniausiai tiesiog numiršta po to pirmo raundo. Tai tokie va dalykai. Tu dar paminėjai, kad Bonfimas yra juodas diržas, bet jisai, supranti, nelabai naudojasi savo to juodų diržų. Čia tas pats, žinai, tas juodas diržas kaip Dustino Poirier yra. Man taip atrodo, kad panašaus yra lygio, nes vis tiek Bonfimo yra daugiau laimėtos kovos yra techninių nokautų, submissionais tik tai 4 kovos. Techninių nokautų yra laimėjęs 9 ir 7 kovos buvo decisionų. Tai toksai, žinai, daugiau Bonfimas vis tiek matosi, kad pranašumą mato savyje kaip smūgiuotas, ne kaip imtynininkas. Nu tai ką, Danieliau, pereinam prie prognozės šitos kovos? Sunku iš tikrųjų irgi prognozuoti tokią kovą. Man tai jinai čia tokia daug, žinok, labai apylygi kova. Vat aš iš tikrųjų tą patį norėjau pasakyti, bet koeficientai kažkaip netitinka apylygės kovos. Kokie koeficientai nelabai dabar matau? Bonfimas yra 1,47, Sadychovas yra 2,76. Na, žinok, jeigu po koeficientų žiūrėti, tai bandyčiau gal Sadychovą imtis, man toks gal... Aš irgi manau taip pat, todėl kad vyras yra tikrai tvirtas, geras kovotojas, turi charakterį, UFC einant vienas lygias turi su Baršiovu ir dvi pergalės, tvirtas vyrukas, patinka man, jis kaip juda, imtynės nėra blogos. Aš iš tikrųjų manau, kad stovėsena jų gal labai ir nesiskirs, Sadychovas gal tik gal spardantis kojom šiek tiek daugiau, bet aš galvoju, kad tos imtynės Sadychovo gali parodyti kažką tai Bonfimui. Nes Bonfimas toks, jisai gerai smaugia, jeigu atiduodė jam nugarą, bet kaip parodė Benoit Saint-Denis turi labai dėlių problemų tenais, kai jį nusigriauna, o mes matėm, ką su Benoit padarė Renato Maikano. Taip.
Tikrai taip. Taip, kad aš irgi manyčiau, kad jeigu čia toksai, jeigu vat iš tokių įdomesnių underdogų, gyvų underdogų, tai manau, kad Sadychovas tikrai galima už šitą žmogų rizikuoti, nes jis tikrai, kaip sakau, kovos už jūsų pinigus. Jo, tai tikrai įdomus pasirinkimas. Taip, tada ką, perinam toliau. Tu ten norėjai aptarinėti Dylan Budką, aš nelabai prisimenu. Jo, galima aptarti Eden Šabazian labai greitai, Dylan Budka, iš tikrųjų kova tokia. Šabazianas kažkada buvo žmogus, kuris rėkė, kad jis taps jauniausiu FC čempionu, jisai buvo Ronda Rousey sparring partneris, kad jis ten pamuš Johno Joneso rekordą ir po to jis užsirovė ant pininko ir buvo sudaužytas. Šabazianas nėra blogas kovotojas, jis berods irgi turi džiudžitsu ten rudą diržą, žinau, kad be judo turi berods juodą diržą ir žmogus, vat, kaip Danielius sakė, jeigu paruoši gerai kardio, tai viskas įmanoma, tas gerą planą pasiruošti, tai šitas žmogus negali paruošti gerą kardio. Faktiškai jis yra pusantro raundo max kovotojas ir tiesiog aš manyčiau, kad po pusantro raundo jis praloš gali beveik bet kam. Jis turi kažkokią, tai mačiau, problemą pas yra net krūtinės deformacija kažkokia, ir turbūt tai yra įgimta, jis to turbūt pakeisti negali, bet mes matom, kad jam ir varžovą davė turbūt tam, kad patraukti trupučiuką Šabazianą, nes Šabazianą žiūrim, dabar stovi ant tikrai pralaimėjimų serijos. Ne, jisai stovi, Hernandės, tai kad tarp kito su Hernandėsu atsilaikė jisai 3 raundus, kaip skaityčiau labai geras pasiekimas. Taip, ir pralaimėjo Miršardui smaugimu. Na, čia labai jam bus, aš manau, kad Šabazianas Budka nėra stebuklas, Budka, aišku, ten dirbantis kovotojas bando kažką daryti, bet aš manau, kad Šabazianas pirmam raunde tikrai turėtų apsiginti nuo Budkos imtynių, plus Šabazianas yra aukštesnis už jį. Dylan Budka tokio kažkokio tai įspūdingo man nieko neparodė kol kas UFC. Nu, tai jisai turi 0-2, eina 2 pralaimėjimus dabar, kaip ir matom. Jo. UFC. Bet, aš manau, kad ir 3 bus šioje kovoje. Bet aš manau, kad Danielio aš su tem sutinku, nes jis, keista, kad jis su Petrovskiu atkovojo visus raundus, bet Petrovskis, kadangi abu imtynininkai, o Šabazianas tikrai turi gerą ranką, tai aš manyčiau, iš tikrųjų šitoj kovoje, jeigu norit ką imti ir galvojat apie šitą kovą, aš manyčiau, kad tiesiog reiktų imti Šabazianas anksčiau laiko, kad laimės, arba tiesiog imti, kad kova baigsis anksčiau laiko, tos net ten 2,5 raundo mažiau, arba šitoj pasižiūrėsim, ką čia duoda pas mus gero. Aha, tai pasižiūrim, ką duoda, ar yra, Šabazianas yra, bet aišku, už koeficientas, kad kova, tarp kitko visai neblogas, kad kova baigsis anksčiau laiko yra 1,48, kas yra pakankamai, manau, neblogas koeficientas, nes Šabazianas dažniausiai sėda po pirmo raundo. Jeigu jis į pirmam raunde neužbaigs, tai Budka gali ir uždaužyti ant žemės arba gali tiesiog užsmaukti. Nors aš nelabai tikiu, kad tai bus, bet įmanomas variantas. Tikrai taip, su tavim galiu sutikti. Nu ir ką, perinam tada prie main cardo. Ko main evento? Ko main evento, tai Kelvin Kattar prieš Jozef Zalalo. Tai labai tokia įdomi man kova, irgi viena iš tokių įdomesnių. Kaip žinom, Kataras yra toksai, galima sakyti, vidutinis kovotojas, kuris, man atrodo, su bet kur, su bet kada gali kaltis. Kažkaip, žinai, toks kaip čia tas kovotojas, kuri gali numesti po mašiną, jį ten sutraiškis, bet jis vis tiek atsistos ir toliau jis. Toks tvirtas kovotojas. Kelvinas Kataras iš tikrųjų. Kataras yra mane nekartą nustebinęs iš tikrųjų ir gerąją ir blogąją prasme. Jo, jisai ganėtinai, žiūrėk, jisai jau UFC yra 13 kovų atkovojęs, tai galima sakyti, kad tikras yra UFC veteranas. Taip pat ir pagal amžių mes matome, kad 36 metai. Vis tiek jau turi patirties bet koks. Bet žinai, yra labai didelė problema. Kai tu kovoji 66 kg, kai tai jau 37 metai greit bus, taip pat supranti, kad
viskas jau nukrenta visi tavo rodikliai nukrenta į žemesnį lygį. Ir kai tu esi, Taip, prašau, pratęsk. kai dar labai norėjau Danieliui pridurti, kad kai tau yra 36 metai, tu kovoji kategorijoje, kurie 66 kg ir tavo ūgis yra 1,80 m, tai čia yra beproto sunku jam tą svorį daryti. Jo, bet tai mes matome jo varžovo, tai bus marokietis, Josef Zalal. Taip pat, va dabar tu, kai pasakėjai apie svorį ir apie ūgį, tai žinok, ūgis ir, pavyzdžiui, rankų ryčas yra labai vienodas. Zalalo tik tai 2 cm yra žemesnis, bet jo ryčas yra vienodas su Kataru. Tik kad vizualiai Kataras turbūt bus ant svėrimo didesnis, Zalalas nėra toksai masyvus sportininkas. Jis toks, kaip tu pasakytis, nėra toks veidbulį, jis man atrodo, kad tikrai žmogus nevaikšto didelio svorio. Jeigu Kataras išeina tikrai toks pakankamai masyvus, tai Zalalas toksai liesesnio sudėjimo kovotojas yra. Bet šitoje kovoje iš karto galiu pasakyti, man Zalalas labai patinka. Jis kovotas yra labai neblogas, jisai gali rimtiniauti. Plus mes žinom, kad Marokas yra viena iš kickbokso šalių, kur tikrai mes turim beproto gerų kovotojų, kaip pavyzdžiui Badr Hari. Žino tokį kovotoją, Zalalas buvo išmestas už UFC ir jisai pralošė Sean Woodui, tada Sean Vučiojui. Iš tikrųjų jis labai neblogą kovą parodė su Damonu Blackshearu, kur mes dabar žinom, kad Blackshearas iš tikrųjų yra top 15 kovotojas. Jis yra pralošęs decisionų mūsų dabartiniam čempionui Ilija Tapūrijai. Taip, kad tada gal tas skalpas atrodė ta kova tokia, kad gal kaip jis yra ir maišas, bet po to jis davė didelę pergalių seriją ir dabar grįžo į UFC su nauja jėga ir mes jau turim 3 kovas, kurias įsibaigė anksčiau laiko. Žinai, čia reikėtų pastebėti, kad visa tai vyko prieš gerus 5 metus. Tai, kur jo buvo pralaimėjimai, tie 3 UFC. Prieš tai, žinai, kai tau 23 kažkur metai ir tu tikrai ant labai gerų kovotojų papuoli, tai labai džiugu, kad jis po tų pralaimėjimų išėjęs iš UFC įėjo į tokį, žinai, pergalę seriją ir dabar va matome, kad jisai labai psichologiškai yra pasikeitęs. Dabar eina ant tikrai geros pergalių serijos ir savo visas kovas, kas bebūtų taip įdomu. Jisai dabar paskutinės UFC kovos savo laimėjo smaugimo veiksmais. Ir laimėjo labai gerus varžovus. Laimėjo vieną pretendentą, buvusi Cage Warriors, Jacką Shorą, kuris buvo, kai vienas skaitosi už UFC prospektų, kuris buvo Cage Warriors čempionas. Žmogus, kuris po šitos kovos net baigė karjerą. Taip, tai galima sakyti, atėmė sielą. Ne šiaip savo jo nickname'as yra The Moroccan Devil. Tai Nu, Danieliau, už Keiterą kažkokių gerų žodžių galim pasakyti? Nu, žinok, šitoj kovoje aš nieko gero jau dabar jam nebepasakysiu, nes kaip pagal koeficientus matau, kad yra labai didelis favoritas ir aš manau, kad jisai tikrai pateisina savo favorito statusą, tai jeigu ką čia žiūrėčiau, tai tik tai pergalė už Zalalą. Nu, aš galvoju, kad gal netgi reikia žiūrėti, kaip Keiteras išėjęs kovot, kaip jisai jausis, bet jis, man atrodo, iš tikrųjų paskutinėse kovos, ypatingai kai mačiau su Aljamainu Sterlingu, jis atrodė labai jau toksai bedvacis, nebe toks greitas, nebe toks motyvuotas. Aš netgi šitoj kovoje turbūt gal netgi aš surizikuočiau paimti, kad kova baigsis anksčiau laiko, arba paimti, kad Zalalas laimės kovą anksčiau laiko. Nes už Zalalą imti už koeficientą 1,20 gal nelabai verta, bet man šiek tiek koeficientas per mažas, vis tiek Keiteras turi smarvės, jisai parodė Giga Čikadzei, ką tai reiškia. Zalalas tikrai nebus, man atrodo, prastesnis smūgiuotojas už Čikadzę, bet Zalalas turi neblogas imtynės. Aš turbūt rizikuočiau šitoj kovoje imti, kad kova baigsis anksčiau laiko. Tai mano pasirinkimas būtų tiesiog, kad kova baigsis anksčiau laiko, arba Zalalas
laimės kovą anksčiau laiko, nes koeficientas man pirmas dalykas labiau patinka ir Zalalas dabar, kadangi stengiasi finišuotis, jisai supranta, kad jeigu jisai šitą kovą laimė anksčiau laiko, pas mus, kadangi yra nemaža stagnacija, 66 kg Topūryje kaip ir neturi konkretaus varžovo, nes jau dabar mes šnekam apie tai, kad turėtų galbūt Volkanovskis kovos dar kartelę prieš Topūryje, tai Zalalas su tokiu kaip revanšinė kova gali būti labai labai įdomus pretendentas. Tikrai taip, tikrai sutiksiu su tavim, su tavo nuomonė. Aš manau, kad tikrai galėtų. Tai vat pasižiūrėsim, kaip šį šeštadienį jam seksis. Tai ką? Nu, palinkėsim jam sėkmės. Jo, tai ką, pereinam dabar prie main evento. Tai Jared Cannonier prieš Gregory Rodriguezą. Ką galima pasakyti? Cannonieris jau blemba 41 metai. Žmogus, kuris iš sunkio svorio nusileido į light heavyweight ir po to į middleweight. Nu jo, iš tikrųjų forma atrodo labai gerai jo. Forma tikrai gera, bet žinai, vis tiek reikėtų pažiūrėti, kad jau amžius duoda savo. Tai bus dabar 40, aišku, po 2 mėnesių bus net ir mažiau kem vieneri. Pats supranti, kad amžius vis tiek daro savo. Ir aš manau, kad mes šitoje kovoje tikrai tai pamatysim, pajausim, nes vis tiek dabar jis jau eina ant 2 pralaimėjimų serijos. Aišku, pralaimėjo tikrai geriem varžovam. Tai vienas iš jų prieš Imavovą, kiek pamenu, pralaimėjo. Ir paskutinę kovą prieš Boralho lygtai jo, jeigu neklystu. Jo, Kailo Boralio, Kailo Boralio iš tikrųjų sunešiojo jau Cannonierio. Jau Cannonierius paskutinės raunduose sėdo. 5 lygtai jau ten decisionai, ten 5. Jo, unanimas, bet jau ten buvo porą momentų, kai aš jau galvojau, kad kovo buvo galima. Boralio kažkaip tais nedamušinėjo, bet jau tikrai ir sodino jau. Matėsi, kad jau nebekontroliavo visai Cannonierius tos kovos. Pirmus 2 raundus jam sekėsi visai neblogai. O po to Boralio tiesiog pradėjo įvalgyti. Aišku, Nasrudinas Imavovas, ta kova gal, sakyčiau, galėjo būti ir nesustabdyta taip anksti, bet irgi pralošta. Tai iš tikrųjų iš toje kovoje, kas yra įdomu, pirmas dalykas, kas man jau kelia abejonių, tai kad tiek Cannonierius, tiek Gregory Rodriguezas nėra pačių tvirčiausių žandikaulių kovotojai. Nes Rodriguezas pasižymi labai gerų smūgių, tarp kitko noriu pasakyti, kad Rodriguezas aišku, mes negalim palyginti to, bet vizualiai, kiek esu matęs jo kovus, turi tikrai geresnį smūgį, negu turi Nasrudinas Imavovas. Ir Gregory Rodriguezas neturi labai geros makro. Nu jo, bet čia, žinai, reikėtų irgi taip žiūrėti, žinai, čia kokia dabar bus taktika parinkta. Ar Rodriguezas bandys grinai padirbti ant kardio, tai yra kažkokius kelis raundus vengti, to gal artimo, žinai, tokio smūgio apsikeitimo, kad pabandyti gal Cannoniero daugiau išvarginti. Nes vis tiek kaip ir matėm, kad jau paskutinės tas kovas nelabai gerai kvepuoja. Cannonieris tai... Taip. Man iš tikrųjų šitą norėjau pasakyti, štai su Cannonieriaus kvepavimu yra labai įdomus dalykas. Jisai atrodo, kad kvepuoja neblogai pirmus 2 raundus, bet jis po to toks jausmas, kad kažkas išjungia kažkokį tai šitą kaip skaitliuką, kaip elektrą. Staigiai žmogus sėda. Labai įdomus. Amžius, aišku, žinai, čia sunešiotas, jis tas kaip sunešiotas, jau tas organizmas nusidėvės. Nes tikrai labai įdomi atrodo, kai kurie kovotojai taip palaipsniui sėda, o jis staigiai pradeda sėsti ir jis staigiai tiesiog tampa toksai mažiau aktyvus, kaip sakyt. Jo, tai vat tą ir norėjau paminėti, kad aš manau, kad Rodriguez'o bus ir tokia ir taktika, pirmus 2 raundus bandyti varginti, gal pabandyti pirmų numerių, žinai, presinguoti, priversti, aišku, bus sunku Cannonierių priversti tai yra antrų numerių dirbti, bet, aišku, žiūrėsim, nes vis tiek Rodriguez'as UFC su geru rekordu eina, 7 laimėjimai, 2 pralaimėjimai. Ir amžius tas toks, žinai, 33 metai, tai ganėtinai aš manau, kad dabar savo tokiam pykė, nes paskutinės 3 kovas yra laimėjęs. Tai jeigu kažką iš tokio rinkčiausi, tai vis dėlto gal atiduočiau aš pranašumą Brazilui.
Tai labai daug buvo argumentų iš mūsų pusės, dėl ko mes, asmeniškai aš pasirinkčiau jį. Aš nežinau, aš Danieliau galvoju, dėl smūgiavimo bus sudėtinga pasakyti, kas iš jų bus geresnis, bet mes pamiršom tai, kad Gregory Rodriguez'as yra visai geras imtynininkas. Jis gerai imtyniauja, jiu-jitsu yra labai geras ir jis tikrai bando kovą baigti anksčiau laiko. O aš manau, kad čia gali būti jo arklys, jisai neblogai gali padėti klinšuotis, nusitemti kanonierių ant žemės, nes jau kanonierius tikrai jau matosi, kad jėgos tiek nebeturi, bet to aš manau, kad iš Gregory Rodriguez'o pusės būtų protinga tą daryti, nes žinant, kad Rodriguez'as neturi labai geros barzdos, rizikuotis apsikeitinėti su kanonierių smūgiais, kanonierius tikrai turi neblogą ranką, mes matėm, kaip sudaužė Marviną Vitorį, kur buvo tiesiog Vitoris išniekintas. Taip, kad manyčiau, kad imtynės pirmus 2 raundus gali jam atnešti kelią į pergalę, galbūt netgi ir užbaigti kovą anksčiau laiko. Aš irgi su Danielium šitoj kovoj sutinku, kad Gregory Rodriguez'as už tokius skaičius gal man šiek tiek mažoka, nes berods koeficientas yra 1,5, bet aš turbūt rinkčiausi Gregory Rodriguez'ą šitoj kovoj. Tai va, Augustai, tikrai su tavim sutinku, ganėtinai. Aišku, labai sunku, žinai, vis tiek, kai main eventas, visokių būna upsetų ir panašiai, bet šioje kovoje kažkodėl aš nematau to upseto, nemanau, kad kanonierius kažkaip galėtų gal dar nustebinti. Aišku, ten visko gali būti, čia yra kova, bet kaip ir sakėjai, kaip ir aš sakiau, kad šį kartą pasirinksiu Rodriguez. Aš irgi. Ką, Danieliau, aš tai mano dar biudžetas yra, aš dar turiu 70 eurų, kurių dar nepralošiau. Taip, tai kokie tavo pasirinkimai? Mano pasirinkimai iš tikrųjų labai paprasta, vieną išspoilinau visiems žmonėms. Tai iš tikrųjų vis dėlto patikėsiu aš Jaredu Gordonu ir Ruzibojevu, kad šita kova baigsis anksčiau laiko. Ir iš tikrųjų daug aš čia visko žiūrėjau, galvojau. Ir manau, kad aš tiesiog pasimsiu, mano nuomonė, labiau užtikrintą variantą man, tai yra Rudolfo Vieira kombinuosiu kartu su Jaredas Gordonas, Ruzibojevas kova anksčiau laiko ir Rudolfo Vieira pergalė. Čia būtų mano šios savaitės pasirinkimas. Ar labai užtikrintas, nepasakyčiau, bet iš visų, ką aš matau čia nais, man jie labiausiai patinkantis. Tarpsime, aš kažkaip Vieira galvoju, kad tikrai boksas jo neblogas. Ten aš galėčiau daug argumentuoti, bet mano pasirinkimas šios savaitės būtų toks. Jo, tai ką aš žiūrėjau, tai aš dabar jau irgi minus esu. Mano čekiukas nepraėjo. Tai žinok, pabandysiu nedidelę pinigų sumą, gal kokių 20 eurų. Pabandyčiau ant 2 underdogų pastatyti. Tai Chaos Williamsą. Jo. Ganėtinai man toks koeficientas įdomus ir tada dar būtų prieš ir dar sukombinuočiau su Nazim Sadychovu. Tai va 2 tokius pabandyčiau, tokius įdomesnius variantus. Tokie neužtikrinti. Broliai tau nepatinka. Ne. Aš Danieliaus iš tikrųjų labai išrinkti geri du underdogai, aš gal jo vietą jų nekombinuočiau, išmėtyčiau po 10 eurų už kiekvieną, bet pasirinkimas tikrai geras, nes abu underdogai iš tikrųjų yra labai gyvi. Tai mano statymas šios savaitės, kaip ir sakiau, Vieira, Jaredas Gordonas, Ruzibojevas, kova baigs anksčiau laiko, mano statymas bus, aš dar turiu 70 eurų savo biudžetą ir aš 50 eurų skiriu šitai kovai. Tai va, Danieliau, tu? Tikiuosi, aš kaip ir sakiau, 20 eurų darysiu kombinuotą vieną čekiuką. Žiūrėsim, kaip ten gausis. Tai ką, tikiuosi mums pavyks šį savaitgalį kažkiek pasipelnyti, tikiuosi mūsų statymas praeis. Tai ką, brangus žiūrovai, tikiuosi neužgaišot, valandėlę su mumis. Kažkokią tokią analizę gavot, kažkokius spėjimus, tikiuosi jums patiko. Tikrai statykite laikus, komentuokite, YouTube'ai gal kažko trūksta, gal kažkokį kitą formatą arba dar kažką jūs norite pasiūlyti, rašykit savo pasiūlymus,
Mes tikrai už kažką pasižiūrėti. Ar tikrai, dar parašykite į komentarus, ar tikrai įdomu mus klausyti. Ar mums čia tiesiog tik tokia reikėtų ruletį ten sukti. Jo, aš irgi noriu pridurti, kad iš tikrųjų žmonės rašykit, kas dar žiūrėjo iki čia, spauskit laiką, mes tikrai stengiamės, vakare šiandieną mes jau turim po visų treniruočių, po visko turim 10 val. Vakaro ketvirtadienį, ten mes tikrai, Danielius irgi turi ruošiasi kovai, aš ten tuo ir važiuosiu Europos čempionatą, mes tikrai norim padaryti, kad būtų įdomu ir tikrai rašykit komentarą, paspauskit laiką, jeigu kažkas tai norit kažką patart, pasakyti, rašykit mums į privačius, mes turim Instagramus, rašykit mums Instagramus savo pasiūlymus, mes tikrai paskaitysim, pasižiūrėsim ir pasitarsim, ar reikėtų tą daryti ar ne, mums tikrai reikės jūsų idėjas ir labai faina, kad mes bent jau gal kažkam padedam nelaimėti pinigų, o jų nepralošti. Jo, ir tiesiog gal susipažinti su to pačiu sportu, kas yra tas MMA, UFC vis tiek yra aukščiausias lygis. Tikiuosi mes žmonėm kažkiek padedam. Tai ką, Augustai, gero to vakaro. Tau irgi gero vakaro, Danieliau. Su jumis buvo Sekundantai. Tai iki kitos laidos. Iki kitos laidos jau mane pamatysit iš Serbijos. Gerai, viso atėjo. Visą, iki.